Taip, tai penktadienio vakaras. Vakar nepavyko XHP įsirašyti, nes ten kažkaip, žodžiu, neaktyvavo mano paskyros, reikėjo siūsti savo ten kokį nors ID ar teisės ar kažką, tai žodžiu, šiandien aktyvavo, tai vakare dabar reikia įsirašyti. XHP Stage 3 ir apie 5 km pravažiuoti, kad adaptacija praeitų dėžės ir žiūrėsim, kaip važiuos. Tai žodžiu, darau ir bus matyti. Taip, tai visi girliandai šoko, ką tik ant ekrano čia klaidas mėtė, flashinimas vyksta. Perrašysim šitą vat seną prieš istorinę dėžę, kad šaudytų normaliai tas bėgius, kad būtų galima normaliai važinėti, nes kol kas nukarpa monitonmetrus po čipo ir neina viso to potencialo išvystyti. Dar va, kaip pačiuposiu pirmadienį pas Deimantą iš Vestūno nuvažiuosiu ir dar kartą ten pakoreguosim programą. Dabar padidinau spaudimą dėžėjai, užlokinau 6 bėgį ir įjungiau, kad čia KND važiuoja, kad rodytų ant kelinto bėgio. Šiuo metu važiuoju, ale. Taip, tai jau matau, kad viskas kaip ir veikia, nes įjungiau nustatymuose, kad rodytų bėgius ant D režimo ir jau matau D1 ir perjungs bus D2, jau iškart matau biškį greičiau perjunginį likris, bet dar adaptacija turi praeiti. Žodžiu, flashintis flashinasi, toj čia klaidos tas visas dings, kaip biškį pavažiuosiu. Ir žiūrėsim, kas čia bus su to XHP. Įjungia bėgius jau. Skirtumas tikrai jaučiasi iš karto. Gal čia neturėtų iš karto praganėti, bet nieko, manau, adaptuosis ant taip. Ta prasme, prasivažiavau gan trumpą atstumą, bet tai skirtumą jau jaučiu tikrai, tas bėgius ten šaudo, spjaudo, blėt, tolika tak. Labai pasikeitė mašina, daug aštresnė pasidarė, bėgius mėto greit, neužlaiko to bėgio ant perjungimo. Ir ant D režimo dabar važiuoja geriau nei anksčiau važiavo ant S. Tai, nice, kol kas aprūvinu tikrai XHP, kaip ir Deima ir sakė, kad ant XHP mašina vapšė kitaip važiuos. Nu va, kol degalinė užšokau, klaidas visos nusirisėti nuodingo. Galima bus tuoj tokį mini ratuką dar ant kameros per miestą padaryti, manau. Nu ką, važiuojam, prasivažiuosim. Ratuką per naktinį miestuką. Baliamo, kaip jaučiasi, kaip pagyvėjo mašina po čipu ir po XHP. Jau dvi skirtingas mašinas. Prieš tai dėžė Max buka buvo. Šiaip kas keiščiausia, kad stokį jinai vapšė nevažiuoja stoką tą mašiną. Pagal gamintojo rodiklius 6-8 iki 100 turėtų važiuoti. 8-2 geriausia atveju, pas nevažiavo, bibidžinai. Ta prasme, nu, bėgius jungia, tai pizdės. Nice. Man patinka. Čia 9-2 litriukas. Jasna. Nuvažiuokit, hebra. Virštukos biškį apsuku, paspaudžiu gazą. Iškart numeta bėgį ir važiuojam. Rauna nesveikai, nežinau, ar matęs ant kameros, nes vairas kiek aukštokai. Tikiuosi matėt. Važiuoja labai gerai, palyginus to, kaip važiavo prieš tai, šiaip įdomu labai pamatuot. Reikėtų to ir pamatuot. Gerai, to į lokaciją kitą persikelsime Meksiką ir pasimatuosim. Šeši iš vieno pedalo. Nice, tikrai nice. Prieš tai buvo geriausias ar 7-9 ar
kažką apie 8. Įdomu, kiek launchas būtų. Nu, tuoj pabandysim su launchu. Tai 5-5 vėl. Žodžiu, kol kas 5-5 geriausias rezultatas. Labai gerai. Tikėjausi, kad bent 5-9 važiuoja 5-5. Super. Tik reikia išsiaiškinti dar dėl bėgių perjungimo, kodėl ne ant 4 perjungia, bet dabar vėl nesupratau, nespėjau sužiūrėti. Nu ką, vėl eilinį kartą bandau flashint. Nesuprantu, kodėl bėgius ant sport režimo perjunginėjo daugiau nei ant 4K, ten 4,5 ir panašiai, ten toliau sukovas ne iki 5K. Nes Deimantas minėjo ir nustatė man, kad ant 4K, tai ką tik dar perpatikrinau, dar kartą perflashinsiu mašiną. Ir reikės ant sport režimo pasivažiuoti, nelabai suprantu, kame čia prikolas. Turėtų geriau važiuoti, jeigu ant 4 perjunginės. Sakė, toliau poweris jau dingsta ir nelabai yra prasmės sukto variklį daugiau nei 4K. Žodžiu, flashinam bandom, noris idealų tą variantą išgauti. Nu ką, eilinį kartą perflashinau dėžę, nes nelabai suprantu, kodėl jinai apsukas kelia virš 4000. Niekaip nepagaunu. O dabar ties 4 perjungia. Okei. Blet, nu vis tiek, na. Ne tas. 569. Kažkas nahui čia ne taip. Nu, blet, pabandysiu gal dabar dugno nespaus, nes kai tik pisu dugną, tai virš 4 jungia. Niekaip nesuprantu, kame čia reikalas. Ahujėt. 5-2, kažkodėl kickdowno išjungimas neveikia, bet iki dugno nespaudžiau. 5-2 ribetas, 5-2. Tiesa, Deimantas sakė, kad iš žemos 5 sekundės bus tas, dar aišku galima būtų žemiau. Norėtus tiksliau, bet pizdana. Aš vahoju iš 13 dizelio. Labai man patinka rezultatas. Gerai, viso, šiandienai tikrai viso. Davai, ribetas, labai buvo malonu. Iki.